Antras skyrius. Išnykęs stiklas. Praėjo kone 10 metų nuo tada, kai Dursliai atsikėlę prie durų rado savo sūnėną. Tačiau Ligustrų gatvė beveik nepasikeitė. Patekėjusi saulė išvysdavo tuos pačius dailučius sodukus ir apšviesdavo žalvarinę 4 numerio lentelę ant Durslio lauko durų. Jos spinduliai įslysdavo į svetainę, lygiai tokią pačią, kokia buvo tą vakarą, kai ponas Durslis per televizijos žinias išgirdo pranešimą apie pelėdas. Tik fotografijos ant židinio atbrailos rodė, kiek iš tiesų praėjo laiko. Prieš 10 metų daugybėje nuotraukų buvo tarsi koks didelis rausvas paplūdimio sviedinys, vis kitokia kepurytė su bumbalu. Dabar Dudlis Durslis jau nebe kūdikis. Fotografijose matyti stambus šviesiaplaukis berniokas, važiuojantis pirmuoju savo dviračiu, paskui mugės karuselėje, paskui su tėvu žaidžiantis kompiuterinį žaidimą, paskui apkabintas ir bučiuojamas mamytės. Šiame kambaryje nebuvo nė ženklo, kad namuose yra dar vienas berniukas. Bet Haris Poteris čia tebegyveno. Šią valandėlę miegojo, tačiau neilgai pabudo teta Petunija ir jo šaižus balsas paskelbė naują dieną. Kelkis, tuojau pat. Haris krūptelės pabudo. Teta vėl pabarbeno į duris. Kelkis, suspiegė. Haris girdėjo, kaip išleps į virtuvę ir ant viryklės pateškė keptuvę. Jis atvirto aukštielninkas ir pabandė prisiminti sapną. Gražus buvo, su skraidančiu motociklu. Keista, bet kaip kaži ką, tą sapną jau kažkada sapnavo. Teta vėl atitrepsėjo. Dar neatsikėlei? Piktai paklausė. Jau beveik, atsakė Haris. Na judinkis, reikia pakepinti kumpę, tik nedrįs sudeginti, nes noriu, kad Dudžio gimtadienį viskas būtų nepriekaištinga. Haris sudėjavo. Ką pasakei? Riktelėjo už durų teta. Nieko. Dudlio gimtadienis. Kaip jis galėjo pamiršti? Haris lėtai išsirito iš lovos ir ėmė ieškoti kojinių. Sugraibęs po lovą iš vienos ištraukė vorą ir tada užsimovė. Haris vorų nebijojo, nes sandėliuke po laiptais jų buvo pilna, o jis jame miegodavo. Apsirengęs nuėjo į virtuvę. Stalas net lūžo nuo dovanų Dudliui. Regis Dudlis gavo naują kompiuterį, kurio taip troško, o kur dar antras televizorius ir sportinis dviratis. Tiesą sakant, kodėl Dudlis užsimanė sportinio dviračio? Hariui buvo mįslė. Mat Dudlis buvo labai storas ir nekentė judėti. Na nebent ką nors pribakindavo. Dudlis labiausiai mėgo treniruotis, kumščiuodamas Harį, bet dažnai jo nepagaudavo. Haris toks netrodė, bet buvo greitas kaip kiškis. Gal dėl to, kad gyveno tamsiame sandėliuke. Haris augo per daug smulkutis ir liesas. Atrodė dar smulkesnis ir sudžiūvesnis negu buvo iš tikrųjų, nes visada dėvėdavo tik Dudlio išaugtus drabužius, o juk Dudlis buvo gal 4 kart stambesnis. Haris turėjo prakaulų veidelį, smailius keliukus, juodus plaukus ir skaisčiai žalias akis. Jis nešiojo apskritus akinius, daugybę kartų suklijuotus lipnia juostele. Mat nuo Dudlio dažnai gaudavo į nosį. Iš savo išvaizdos Hariui patiko tik siaurutis randas kaktoje, panašus į žaibą. Kiek prisimena, visą laiką jį turėjo ir gyvenime pirmas jo klausimas tetai Petunijai buvo apie tai, kur jis gavo šitą randą. Automobilio avarijoje, kai žuvo tavo tėvai, atsakė ji. Ir daugiau jokių klausimų. Daugiau jokių klausimų. Štai svarbiausia taisyklė, jei norėjai ramiai gyventi pas Durslius. Hariui vartant keptuvėje kumpį, virtuvėn įžengė dėdė Vernonas. Susišukuok, užriko vietoj labo ryto. Maždaug sykį per savaitę dėdė Vernonas žvilgtelėdavo per laikraščio viršų ir imdavo šaukti, kad Hariui reikia apsikirpti. Haris tikriausiai kirposi daugiau sykių negu visi kiti klasės berniukai, kartu paimti, bet iš to nebuvo jokios naudos. Plaukai jam augo kaip pašėlė ir stirojo į visas puses. Haris kepė kiaušinius, kai virtuvėje apsireiškė Dudlis mama. Dudlis buvo kaip iš akies trauktas dėdė Vernonas. Platus, rausvas veidas, striukas kaklas, pavandenijusios melsvos akytės, stori šviesus plaukai, lygiai prigludę prie apskritos galvos. Teta Petunija dažnai kartodavo, jog Dudlis atrodo kaip angelėlis. Haris dažnai sakydavo, jog Dudlis
tikras paršelis su peruku. Haris šiaip taip rado vietos ant stalo ir padėjo lėkštę su kumpiu ir kiaušinienę. Dudlis tuo tarpu skaičiavo dovanas. Staiga jo veidas ištįso. 36, pasakė žiūrėdamas tėvus. 2 mažiau negu pernai. Branguti, tu praleidai tetos Marčios dovaną. Žiūrėk, ji po to didelė, kur nuo mamytės ir tėvelio. Gerai, tegu bus 37, užraudonijos Dudlis. Haris, matydamas, jog Dudliui artinasi pasiutimo priepuolis, ėmė stačiais kąsniais ryti kumpį, nes Dudlis galėjo apversti stalą. Teta Petunija irgi aiškiai pajuto pavojų, todėl greit paaiškino. Be to, šiandien nuvažiavę į miestą nupirksime dar 2 dovanas. Ką pasakysi, papuli? Dar 2 dovanas. Ar bus gerai? Dudlis ėmė galvoti. Atrodo, sekėsi sunkiai. Pagaliau iš reto prašneko. Tada turėsim 39 vaikeliuk, padėjo teta Petunija. Dudlis sunkiai klestelėjo ant kėdės ir čiupo arčiausiai gulintį paketą. Tada gerai. Dėdė Vernonas sukikeno. O tai išdykėlis. Savo niešą pelio neužleis. Visai kaip tėvas. Bravo berniukas. Jis sušiaušė Dudliui plaukus. Ta akimirką suskambo telefonas. Teta Petunija nuskubėjo atsakyti. Haris su dėdė Vernonu stebėjo, kaip Dudlis išvynioja sportinį dviratį, filmavimo kamerą, nuotolinio valdymo lėktuvėlį, 16 naujausių kompiuterinių žaidimų ir vaizdo grotuvą. Jam plėšiant popierių nuo auksinio laikrodėlio grįžo teta Petunija, pikta ir susirūpinusi. Blogos naujienos, Vernonai, tarė. Ponia Fig susilaužė koją. Negalės jo paimti. Maktelio galvą į Hario pusėn. Dudliui iš siaubo atvipo žiauna, bet Hariui linksmai suspurdo širdis. Kasmet per Dudlio gimtadienį tėvai jį su draugu veždavosi į miestą, kur eidavo į atrakcionų parkus, mėsainių barus ir kiną. Kasmet Harį jie palikdavo pas ponę Fig, pakvaišusią senę, gyvenančią už 2 gatvių. Haris negalėdavo ten ištverti. Visas namas būdavo pradvisis kopūstais, o ponia Fig jį pasisodinusi išrodydavo visų gyvenime turėtų kačių fotografijas. Kas dabar bus, paklausė teta Petunija, perliedama Harį rūsčiu žvilgsniu. Lyg jis pats būtų viską suplanavęs. Haris žinojo, kad reikia gailėti ponios Fig, bet buvo nelengva. Tai daryti prisiminus, jog turės praeiti ištisi metai, kol jam vėl bus kaišiojama panosim Tiblas, Snieguolė, ponas Letenuotis ir koks Šututė. Galim paskambinti Marčiai, pasiūlė dėdė Vernonas. Nebūk kvailas, Vernonai, jį nepakenčia berniūkščio. Dursliai dažnai kalbėdavo apie Harį taip, tarsi jo nebūtų šalia. Tikriau, tarsi būtų koks bjaurus padaras, negalintis jų suprasti. Pavyzdžiui, roplys. O kaip, ko ten vardu Ivona? Atostogauja Maljorkoje, atkirto teta Petunija. Galite mane čia palikti, viltingai įsiterpė Haris. Būtų proga pažiūrėti televizorių ir gal net išbandyti Dudlio kompiuterį. Teta Petunija susiraukė, lyg atsikandusi citrinos. Kad grįžę rastume sugriautus namus? Aš jų neišsprogdinsiu, patikino Haris, bet niekas jo nesiklausė. Gal, sakau, nuvažiavę į zoologijos sodą lėtai, sumąstė teta Petunija, palikim jį automobilyje? Automobilis naujutėlis, nepaliksim jame vieno. Dudlis ėmė žliumbti. Iš tikrųjų nežliumbė, jau daug metų nebuvo verkęs, bet jis žinojo. Pakanka išsiviepti ir užklykti, kad mama išpildytų bet kokią užgaidą. Dudiliu, kauksiuk, neverk, mamytė neleis, kad jis tau sugadintų šventę, surypavo apglėbdama sūnelį. Aš nenoriu, kad jis važiuotų, žviegė Dudlis neva kūkčiodamas. Viskas sugadina. Pro tarpą tarp motinos rankų jis bjauriai išsišiepė Hariui. Tuo laiku sučirškė durų skambutis. O dieve, jį jau čia. Subruzdo teta Petunija ir po valandėlės įėjo Pirsas Polkisas, geriausias Dudlio draugas su motina. Pirsas buvo sudžiūvęs vaikigalis, žiurkišku snukeliu. Paprastai jis laikydavo vaiko rankas, kai Dudlis tą kuldavo. Dudlis beregint užsičiaupė. Po pusvalandžio Haris, netikėdamas savo laimę, sėdėjo Durslio automobilio gale
su Pirsu ir Dudliu ir pirmą kartą gyvenime važiavo į zoologijos sodą. Teta su dėdė nieko kito nesugalvojo, bet prieš išvažiuojant dėdė Vernonas pasivedė Harį šonan. Perspėju, sušnipštė prikišęs savo didelį raudoną veidą. Perspėju, berniuk, nors menkiausiai išdaiga ir tupėsi sandėliuke iki kalėdų. Aš nieko nedarysiu, tikrai, prižadėjo Haris. Dėdė Vernonas nepatikėjo. Niekas jo netikėdavo. Matote, aplink Harį dažnai sėdėdavosi keisti dalykai. Ir buvo beviltiška aiškinti dursliams, jog jis nieko nedaręs. Kartą teta Petunija nebepasikentusi, kad Hariui grįžus iš kirpyklos nematyti, jog buvo kirptas, paėmė virtuvinės žirkles ir nurėžė plaukus iki pašaknų. Paliko tik kirpčius ant kaktos. Vis pridengsta klaikų randą. Dudlis visą dieną krizeno iš Hario, o jis pernakt nesumerkė akių, galvodamas, kas bus rytoj mokykloje, kur ir taip visi šaipėsi iš jo drabužių ir suklijuoto akinių stiklų. Bet rytą plaukus rado lygiai tokius pat, kaip prieš nušniorijant tetai Petunijai. Už tai jis savaitę buvo uždarytas sandėliuke, nors ir mėgino paaiškinti nesuprantas, kaip tie plaukai galėjo taip greitai ataugti. Kitą sykį teta Petunija norėjo jį apvilkti šlykščiu senu Dudlio megztiniu, rudu su oranžiniais spurgeliais. Kuo atkakliau jį movė jam ant galvos megztinį, tuo labiau tas traukėsi. Galų gale liko kaip pirštinė. Teta Petunija nusprendė, kad drabužis susitraukė nuo skalbimo ir laimiai Hario nenubaudė. Paskui jam baisiausiai kliuvo, kai buvo rastas ant mokyklos virtuvės stogo. Jį, kaip paprastai, vijosi Dudlio gauja ir staiga, didžiausiai visų vaikėzų ir paties Hario nuostabai, jis atsidūrė ant kamino. Dursliai gavo labai piktą direktorės laišką, kuriuo ji pranešė, jog Haris laipiojo mokyklos pastatais. Tačiau jis nieko blogo nepadaręs, šaukė dėdei Vernonui per užrakintas sandėliuko duris, tik mėginęs stryktelėti už didžiulių šiukšlių konteinerių. Haris manė, kad darant šuolį jį pagavo vėjas ir užnešė ant stogo. Bet šiandien viskas bus gerai. Jis net sutinka būti su Dudliu ir Pirsu, kad tik nereikėtų praleisti dienos mokykloje, sandėliuke ar kopūstais trenkiančioje ponios Fix svetainėje. Važiuojant, dėdė Vernonas skundėsi tetai Petunijai. Jis mėgo skųstis bendradarbiais, Hariu, savivaldybė, vėl Hariu, bankas ir Haris buvo jo mėgstamiausios temos. Šį rytą juos pakeitė motociklai. Laksto riaumodami kaip maniakai, tikri chuliganai, pasakė juos pralenkus motociklai. Aš sapnavau motociklą, staiga prisiminęs pranešė Haris. Juos skridau. Dėdė Vernonas vos neįsirėžė į priešais važiuojantį automobilį. Atsigręžęs suriko Hariui, o jo veidas buvo kaip didžiulis ūsuotas burokas. Motociklai neskraido. Dudlis su Pirsu sukikeno. Žinau, kad ne, tarė Haris. Tai buvo tik sapnas. Pasigailėjo iš vis prasižiojęs. Labiau negu klausimų Durslį nekentė, jeigu jis prabildavo apie daiktus, veikiančius ne taip, kaip turėtų. Nesvarbu, ar tai sapnas, ar animacinis filmukas. Jie, atrodo, bijodavo, kad jam nekiltų pavojingų minčių. Sekmadienis buvo nepaprastai saulėtas ir zoologijos sodas buvo pilnas tėvų su vaikais. Prie vartų Dursliai, Dudliui ir Pirsui nupirko po didelį kūgį šokoladinių ledų, o Hariui, kadangi šypsanti pardavėja jį paklausė, ko norėtų, paėmė pigų citrininį ledinuką ant pagaliuko. Visai nieko, pamanė Haris, laižydamas saldainį ir žiopsodamas į besikasančią gorilą, kuri atrodė visai kaip Dudlis, tik tamsaus plauko. Seniai Haris neturėjo tokio puikaus ryto. Stengėsi eiti atokiau nuo Durslių, kad Dudlis su Pirsu, kuriems žvėris jau ėmė pabosti, nesigriebtų savo mėgstamą užsiėmimo – kumščiuoti Harį. Jie pietavo zoologijos sodo restorane ir kai Dudlis įniršo, kad jau taurėje per maža ledų, dėdė Vernas užsakė jam kitą, o Hariui leido pabaigti aną. Vėliau Haris manė turėjo suprasti, jog ilgai tokia laimė trukti negali. Papietavę jie nuėjo į roplių skyrių. Ten buvo vėsu ir tamsu. Pasieniai švietė stikliniai narvai. Už stiklų per akmenis ir medgalius raitėsi ir šliaužiojo visokiausi driežai ir gyvatės. Dudlis su Pirsu norėjo pamatyti nuodingąsias kobras ir storus, galinčius žmogų pasmaugti pitonus.
Dudelis greit rado didžiausią skyriuje gyvatę. Ji būtų galėjusi 2 kartus apsivyti apie dėdės Vernono automobilį ir jį sugnežinti, bet kol kas tam nebuvo nusiteikusi. Tiesą sakant, kietai miegojo. Dudelis stovėjo prispaudęs nosį prie stiklo ir spoksojo į rudas, blizgančias ringės. Padaryk, kad judėtų, suinkštė jis tėvui. Dėdė Vernonas pabarškino į stiklą, bet gyvatė nė krust. Dar pabelsk, įsakė Dudelis. Vernonas stipriai pabeldė krumpliais, tačiau gyvatė toliau pūtė. Nuobodu, pasiskundė Dudelis ir nukėblino. Haris priėjo prie stiklinio narvo ir įbedė žvilgsnį į gyvatę. Nebūtų nustebęs, jei ji pati būtų mirusi iš nuobodulio. Juk visą dieną tas pats ir tas pats, kvaili žmonės neduoda ramybės barškindami stiklą. Jei dar blogiau negu jam sandėliuke, prie kurio prieina tik teta Petunija ir žadina barbenimui duris. Jis bent jau gali vaikščioti po visus namus. Staiga gyvatė atmerkė blizgančias akutes. Lėtai pakėlė galvą ir jos akis atsidūrė tiesiai priešais Hario. Gyvatė jam mirktelėjo. Haris nustėro. Paskui mikliai apsidairė, ar kas nežiūri. Ne. Jis atsisuko į gyvatę ir savo ruožtu mirktelėjo. Gyvatė pakreipė galvą dėdės Vernono ir Dudelio pusėje ir užvertė akis į lubas. Jo žvilgsnis Hariui aiškiai bylojo. Visada šitaip. Žinau, sumurmėjo Haris, nors nežinau, ar gyvatė per stiklą gali girdėti. Tikrai įkyru. Gyvatė energingai linktelėjo. O iš kur tu esi? Paklausė Haris. Gyvatė bakstelėjo uodegą į nedidelę lentelę ant narvo. Brazilijos smauglys, perskaitė Haris. Ar gera ten buvo? Smauglys vėl bakstelėjo į lentelę ir Haris perskaitė. Šis eksponatas gimė zoologijos sode. Suprantu, vadinasi, niekad nesi buvusi Brazilijoje. Smauglys papurtė galvą, bet staiga nuaidėjo toks riksmas, jog abu net pašoko. Dudeli, ponė Dursli, ateikite čionai, pasižiūrėkite, ką daro šitą gyvatę. Dudelis kaip galėdamas greičiau atkurnėjo. Ei tu, pasitrauk, žiebė kumščiu Hariui šonan. Iš netikėtumo Haris pargriuvo ant cementinių grindų. Po to viskas įvyko taip greit, kad niekas nespėjo susigaudyti. Pirsas su Dudeliu ką tik stovėjo prie pat stiklo, reikdami siaubo šoko atgal. Haris atsisėdęs tik aiktelėjo. Stiklinis narvo priekis dingo. Milžiniškas smauglys, vikriai rangydamasis, nuslydo ant grindų. Roplių skyriuje buvę žmonės žviegdami puolė prie durų. Smaugliui greitai prašliaužiant pro šalį, Haris tarėsi tikrai išgirdęs tylų šnypštimą. Brazilija keliauja pas tave. Ačiū, amigo. Roplių skyriaus budėtojas buvo pritrenktas. O stiklas, kur prapuolė stiklas? Zoologijos sodo direktorius be galo ir be krašto atsiprašinėdamas išvirė tetai Petunijai saldžios arbatos. Pirsas su Dudeliu tik kažką vibleno. Kiek Haris matė, smauglys nieko nepadarė, tik prabėgantiems žmonėms žaismingai grybščiojo už kulnų. Bet kai visi susėdo į dėdės Vernono automobilį, Dudelis ėmė aiškinti, kaip roplys vos nenukandęs jam kojos, o Pirsas dievagojosi, kad smauglys mėgino jį pasmaugti. Bet blogiausia, jog pusėtinai apsiraminęs Pirsas pasakė. Haris su juo šnekėjosi, juk taip, Hari. Dėdė Vernonas palaukė, kol Pirsas pakankamai nutolo nuo namų ir ėmėsi Hario. Iš pykčio vos galėjo iššnekėti. Ištenėjęs, sandėliukan, neduot valgyt, susmuko į krėslą ir teta Petunija nubėgusi atnešė jam didelę taurę brendžio. Haris gulėjo tamsiame sandėliuke apgailestaudamas, kad neturi laikrodžio. Nenumanė, kiek valandų ir nežinojo, ar dursliai jau sumygė. Kol jie nemiega, negalėjo rizikuoti ir nuslinkęs į virtuvę pasiieškoti, ko valgoma. Jis gyveno pas durslius jau beveik 10 metų. 10 nelaimingų metų. Kiek tik siekia atmintis nuo pat to laiko, kai avarijoje žuvo jo tėvai. Jis neprisiminė, kad būtų su jais važiavęs. Retkarčiais, kai ilgas valandas nuodavo sandėliuke, nepaprastai įtempęs atmintį išvysdavo keistą vaizdą. Akinantis žalias blyksnis ir skausmas kaktoje. Matyt, tada automobilis ir trenkėsi, bet negalėjo įsivaizduoti, iš kur radosi toji žalia šviesa. Tėvų visiškai neprisiminė. Teta su dėdė niekad jų neminėdavo, o jam aišku buvo uždrausta klausinėti. Namuose nebuvo jokių jų nuotraukų. Būdamas mažesnis, Haris svajodavo ir svajodavo,
kaip jo pasiimti atvyks koks nors giminaitis. Bet šito neatsitiko. Dursliai buvo vieninteliai jo giminės. Bet kai kada jam atrodydavo, o gal to tikėdavosi, kad praeiviai gatvėje jį atpažįsta. Tie praeiviai būdavo be galo keisti. Sykį su teta Petunija ir Dudliu einant apsipirkti, jam nusilenkė mažas žmogutis violetiniu cilindru. Tužmingai paklaususi Harį, ar jis pažįstamas su tuo žmogumu, teta Petunija išstempė juos iš parduotuvės, taip nieko ir nenupirkusi. Kitą kartą autobuse jam linksmai pamojo klaikokos išvaizdos senutė. Prieš kelias dienas gatvėje kažkoks pailikas vyras ir galiausiai violetinę mantiją netgi paspaudė ranką ir nuėjo savo. Keiščiausia, kad visi tie žmonės tarsi išgaruodavo, kai tik Haris mėgindavo juos įsižiūrėti. Mokykloje Haris draugų neturėjo. Visi žinojo, kad Dudlio gauja nekenčia keistuolio Hario Poterio, suskilusiais akiniais, vilkinčio senom, duksliom drapanom. Ir niekas nenorėjo eiti prieš tą gaują.